Labutės. Nauja savaitė. Vėl sveikiname su jumis. Ir šį kartą iš turgaus. Jei jau matėt praeitoj laidoj, tai atvažiavom dabar pavalgyti. Apsipirkt gal nieko labai ir nepirksim, bet pavalgyti. Praeitą, kad labai skaniai čia pavalgėm, tai kartosim. O jūs žiūrim, ką nuveikėmės per šitą savaitę. Aš vakar ėmiau salotas, nepasakiau not spicy, tai gavau spicy normaliai. Pasakiau not spicy, ne taip buvo, bet tikriausiai nesuprato, ką pasakiau. Nu, bananai maišais, o čia passion fruitai kokiais maišais. Kokonutai, nu čia irgi passion fruitai, kaip apelsinukai tokie, už mandarino didesni. Bet kokie maišai, kokiais kiekiais. Ananasiukai, passion, mango, avokadai. Tai litras kainuoja 3 batus. Tai žodžiu, nei euro nekainuoja litras. Pilnas batas tai yra 3. Ai ne, daugiau. 5 litrai. 5 litrai pamažu. Visas išlenda pasisveikinti mažąją. 120 turi. Aha, turės. Elefant. Elephant home. Ai, taip vadinasi, tikrai. Dramblių namai. Su lauktuvėm kaip į svečius. Na. Nu, čia kažkoks toks parkas. Nu, visi daugiausia su vaikais. Papa, ir tu pamatysi dramblį pirmą kartą. Dogda. Kelias sekundės. Va. Skanu. O jėto. Šitas tau nelabai. Nevalgai. Neįsidedi. Nepavyksta susigrabaliuoti. Va, nori bananiuko? Pamėsiau. Pamėti bananą. Pamėti savo bananiuko, jėdu. Labai jie yra dideli. Ir šiaip tai baisu. Nu, baisiai atrodo. Tarsi baisiai yra prieit labai arti, taip norisi atrodo arčiau prieit, bet tikrai labai baisu, nes, nu, belė kokio jie dydžio tokio ir atrodo belė kokios galio. Va, koks gražuolis. Nuvažiavo vyras dar paimti mažą tą basketą. Sveikina, gavau čmumišiai. Sako, vis tiek toks parėmimas yra jų tie krepšelių pirkimai, kad padėti. Užsipylė ką tik smėlio. Čia tai mama ir vaikutis, tai prie mamos vis tiek reikia atsargiau, nes, nu, kad nesuprastų netinkamai. Labai gražu. Nu, tokia galia. Labai. Nu, šitų tai. Čia gal tėtis koks. Nu, kokios kojos. Yra dinozauro. Bet labai fain. Labai fain. Nu, čia tokia pamatyti tokius gyvūnus iš arti. Labai. Va, koksai. Aš net bijau prieiti arti. Esu tokia bailiukė. Kažkaip, nu vis tiek mes čia esam jų teritorijoje, tai jų taisyklės ir nesinori nei ten žaisti, nei ten kažką daryti, vis tiek tai yra beprotiškai didelės galios gyvūnas.
Yeah, when she come here, she really think. Va, tai šitas drambliukas, sakė, būna tenai gamtoje ir čia gali ateiti pat savo noru. Ir dažniausiai, kai ateina čia, tai dėl to, kad... Oi, kakoja. Dažniausiai, kai šitas drambliukas ateina čia, tai sakė, čia jinai yra ir dėl to, kad būna alkana, tai jinai sugrįžta pavalgyti. Atvažiavome dar vieną paplūdimį, jau tą, kur skaitosi čia gražiausia šitą miestelėje. Koks įvažiavimas. Nu, tas įvažiavimas labai gražiai atrodė. Ir čia vadinasi White Sand Beach, Kaolak. Va, ir čia kalėdos. Pasipuošia kalėdiškai. Merry Christmas, va, besmegeniai. Truputį juokinga, kai čia kalėdos. Baras. Masažai, namukai, va, eglutė, nu gražiai papuošta, kalėdų senelis, bet gražiausias vaizdas čia. Nu, gražu, labai gražu. Mes jau nuo tų vaizdų šiek tiek esam išpuikę. Tai reikia, atrodo, iš naujo vis pamatyti, kad gražu. Sakėm, suprasim grįžę į savo kaimuką, kaip gražiai čia buvom. Kaip visada ieškome ko? Pavėsio. Bet fainai, tokios... Vat, pavyzdžiui, kai atvažiuoji ten keliom dienom, tai nori nudegti visą kitą. Dabar, kai esi ilgesniam laikui, tai niekur neskubi. Viską žinai, kad viskas spėsi ir nudegti ir visą kitą, tai gali ir ant pavėsio gulėti ir nerūpi. Čia labai fainai. Va, kažkas pelių pristatęs. Supynės net yra. Šita kriauklė, jinai ką tik ėjo. Tai joje kažkas gyvena. Geras. Nu, krabiukas čia kažkoks. Jis ką tikėjo, bet pamatė mane ir išsigando. Ir nebeina. Geras. Nu, žiūriu, kriauklė vaikšto savo. Mes buvom ką tik pas dramblius. Tai labai smagiai pabuvom. Tenai daugiausia, kaip papasakojo, tai tokios yra laiko tos, kurios nėščios ir tos, kurios ką tik pagimdžiusios. Dramblys per dieną suvalgo apie 300 kg maisto. Tai, žodžiu, prižiūriu jos, kad būtų pašerti, pamaitinti. Ten, kur vaikščiojo kieme, nu, tam tokiam stadione, tai tai dramblieniai, sakė, ten yra močiutė, jai yra 60 metų. O tos, kur buvo viduje, tai visos apie 30, šiek tiek virš 30 metų. Už mane, žodžiu, šiek tiek vyresnis. Vat. Ir mes paskui, kai jau buvom, mes važiavom į pabaigą jų darbo. Mes jokio turo neėmėm, tiesiog patys nuvažiavom. Tik kiek žiūrėjom, turų kainos prasideda, jeigu tenai važiuoti su grupe kažkokia, tai nuo 1800 batų. Nu, tai čia vis tiek išeina apie 70 eurų. Ne, gal apie 50 eurų, nu kažkas tokio. Tai va, tai tenai nuvažiuoja ir gali pamaitinti. Mes kai nuvažiavom patys, tai tiesiog nusipirkom tuos kibiriukus su maistu. Tai ten ėmėm didesnį, tai tas didesnis kainuoja apie 6 gal eurus. Gal daugiau. Nu kažkas tokio. Tai va, tai tų kibiriukų 2 pasiėmėm, pamaitinom tuos drambliukus ir paskui tos ekskursijos prasidėjo nuo 1800 batų, tai reikės 37 dalinti. Bet čia yra pigiausia, į ją ten niekas neįeina. Tik tai pamaitinti gali. O yra brangesnės, kur tu jau gali eiti tuos dramblius maudyti. Tai va, kai mes buvom, tai paskui visus dramblius surinko ir jie su jais išėjo į džiunglės, išėjo su jais maudyti grupę žmonių.
Vat, man tai šiaip yra šiek tiek baisu prie jų, nes jie tokie, nu ir sakė, prie to siurbliuko jų straublio atsargiai, sako, nes jis labai stipriai traukia. Tai, nu vis tiek turi tą tokį savo dydį, galę. Tai, aišku, kai pripranti, tai jau gal atsiranda tas jaukumas. Bet šiaip pamatyti, tai wow. Bėga krabiukas. Čia kažkoks vėžiukas. Nu, paleidžiam į laisvę. Tegu bėga, pava, taip. Duodam kelią. Tegu bėga. Į laisvę, sakyk, į laisvę. Taip smarkiai pradėjo lyt, kad vieną momentą pagalvojau, kad ledukais net varo. Bet ne, bet koks gaivus oras už tai. Aliejai. Kaip spurgytės tokios. Reik pasiėmė. Paragausim. Šiandien valgysim, šiandien. Va, dar tokia ananasą supjaustyta. Vyras su mažaja lauke. Aš truputį apsitvarkau namus, reikia išsišluoti grindis. Pas jos tokios šluotos labai fainos. Tai parodysiu, tik dar reikia ir išsikrauti viską, ką nusipirkom. Va, tuoj. Atvažiavo jauna žolė mum. Va, irgi vyksta reikalai. Mano kaip atrodo šluotos pas jos. Va tokios. Va tokios. Tai su jom labai, nu gerai, tas mėliukas visoks susišluoja ir panašiai. Reikia išsišluoti šiek tiek namus, tada pasidarysim kavos, atsigersim ir va taip. Tokia ta mūsų diena, aplankėm turgų, atsigersim kavos, tokie ilgi, lėti rytai. Aš šitą ir paskui desertą. Ledutę. Iš kažkurio vakaro pavyks gal desertui pasilikti vietos. Tai šiandien buvom tokiam geresniam restorane, iš TripAdvisor programėlės pasižiūrėjom, išsirinkom ir, žodžiu, skaniai pavalgėm žuvies. Pirmą kartą per 2 savaitės valgėm žuvį, štai kažkokias gerybės šiaip imam. O dabar atvažiavom į mažąjį turgelį, nes didysis nedirba, tai yra toksai mažesnis turgelis. Nu, kas čia kabo? Čia gal kokia vytinta mėsa. Petai. Tai atvažiavom pasižiūrėti krioklio. Jisai čia nuo mūsų 6 kilometrai. Pasirodo, 1 kilometrą reikės eiti. Paėmiau mažai batus. Žiūrėsim, kaip čia seksis mums nueiti. Dar kol kas eina ne pati mažoji. Vat. Bet šiaip gražiai atrodo. Jau man gražu. Čia aplink mus yra 2 kriokliai. Vienas už 16 km mums gaunasi, kitas vat už 6. Nu, tai realiai šitas buvo visai šalia mūsų, kaip čia pasakyti,
Šitas buvo visai šalia mūsų nusukimas, tiesiog į džiunglės reikėjo važiuoti giliai. Nu ką, sveiki atvykę į džiunglės. Reikia žiūrėti po kojom. Jeigu jau mieste vos neužmyniau ant skorpiono, nu tai džiunglėse tai tikrai reikia žiūrėti po kojom. Visos šaknys, man atrodo, kaip gyvatės kokios. Aš tokia esu vis tiek šiek tiek bailiukė. Nors pas mus būdavo žalčių ir žalčių tai nebijodavau. Pas mus štai daug tų žalčių būdavo. Bet čia tai ne žalčiai. Vis dar lipam į kalną. Bananiukų pradžia. Oh, hello. Nu va, atėjom. Yeah. Atėjom auksytėm. Oi, koks gaivumas, eina savo kokia gaiva. Geras. Nežinau, eisiu maudytis. Ne. Ko pilna? Žuvų. O, tikrai net nemačiau. Nes tai susiliejusios, net nelabai matosi. Šaltas, bet labai geras. Tai čia atėjom prie to pirmo krioklio. Gal daugiau žmonių susirinko. Nu, čia per kamerą nesimato. Nesimato? Atsisitau. Ir jos sustoja, tai grinai apstinta kojas, pradeda valgyti. Prie vyro kojų dabar, prie vyro kojų daug. Tai atėjom prie pirmo krioklio, kitam kartui pasiliksim kitus krioklius. Va tokiais laipteliais, akmenų laipteliais, akmenų takas yra 200 metrų, štai tokiu takeliu. Ai, 100 ten. Iki 200 ir iki 4 300. Jo, pasiliksim kitam kartui. Nes nesitikėjom, kad čia taip. Bet gražiai atrodo. Gražiai. Kaip fainai. Nu, šiandien buvo priimtas sprendimas važiuoti į kirpyklą nusikirpt plaukus. Mano plaukų ilgis dabar. Nesimato kamerą visas. Va, pažiūrėsim, kaip čia mane nukirps. Šalia yra 3 kirpyklos, tai kažkur turėtų priimti vis tiek. Lekiam. Kaip jums mano nauja šukuosena? Lauksiu komentaruose nuomonių. O mes atvažiavom šiandien kūčias ir yra apsiniaukę. Tobula diena yra būti pliaže. Va, yra eglutė, mačiau paplūdimiai. Tai va. Tikiuosi, jūsų šventės praėjo nuostabiai. Ir tikiuosi, ta šventinė pakili nuotaika lydės iki pat naujų metų ir netgi per naujus metus ir netgi po jų. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat kartu. Iki kitų susitikimų. Ate.